lygtis. Jau galvoji, kad lygtis visiškai pasibaigė ir praėjo, išmokai spręsti lygtis ir viskas yra puiku, bet o ne, tačiau mes turime dar daugiau sudėtingesnių lygčių. Ir dar dvi raidės, du nežinomieji lygtyje. Matematikų iš tikrųjų, kuo daugiau matematikos, tuo mažiau yra skaičių, vis daugiau atsiranda raidžių. Tai mes šiandien pasimoksim, kaip spręsti lygčių sistemas su dviem nežinomaisiais. Tai nežinomieji yra skaičių, kurių mes nežinome. Dažniausiai užkoduoti raidėmis. Mes mokėmės daug laiko spręsti su vienu nežinomuoju lygtis, tai pavyzdžiui, x plus 4 yra lygu 7, fantastika, vienas nežinomasis yra labai lengva, bet kaip spręsti, kai yra du nežinomieji, reiškia, pavyzdžiui, ir x ir y. Ir čionais netgi yra to pačioje lygtyje. Ir jeigu būtų tai viena lygtis, mes negalėtume gauti vieno atsakymo, būtų be galo daug. Bet kai yra dvi lygtis, mes galime suspręsti, galime surasti, kam yra lygus tie nežinomieji. Arba įrodyti, kad nėra sprendinių. Tai mūsų tikslas, sprendžiant lygčių sistemą, surasti visus sprendinius arba įrodyti, kad sprendinių nėra. Tai iš esmės, kas yra keitimo būdas? Pabandysim trumpai pavaizduoti. Tarkime, mes turime x ir y. Ir x ir y yra du nežinomieji ir mums jų yra per daug. Jie yra du, mes negalime spręsti. Tai mes galime paimti ir išmesti y ir jį pakeisti kitu x. Tai mes galime pakeisti kitu x ir spręsti, ir tai spręsti, kam yra lygus x. Ir kai spręsim, kam yra lygus x, galėsime rasti ir y ir x. Tai va. Ir lygiai taip pat mes galime spręsti ir pakeisti x y ir spręsti su dviem y. Žodžiu, konceptas toks yra, mes sumažinam nežinomųjų skaičių ir galime tada išspręsti. Pavyzdžiui, spręskim pirmąją mūsų lygtį, mes šiandien kelias jas išspręsime. Lygčių sistemas, net ne lygtis, o lygčių sistemas. Nes sistema yra, matote, būtent tas skliaustas keistas, reiškia, kad tai yra sistema, tai dvi lygtis įeina į šią sistemą. Puiku. Taigi, bandykime įspręsti, kas yra keitimo būdas. Mes norime sumažinti nežinomųjų skaičių, pavyzdžiui, kad liktų tik tai x arba y. Ir mums reiktų išsireikšti vieną nežinomąjį per kitą, reiškia, kiek x yra y arba kiek y yra x. Ir mes ieškom to, kurį lengviausiai yra išsireikšti. Tai šiuo atveju matom, kad čia labai lengva. Mes galime tiesiog parašyti, kad, perkelti x į kitą pusę, ar ne? Ir gauti, kad y yra lygu 3x minus 7. Taigi, tai yra išsireiškimas y per x. Taigi, mes ieškome, kad y yra 3x minus 7. Mes galim išsireikšti, kam yra lygus y. Ir tokiu atveju mes galime antroji lygtyje vietoj y rašyti, kad y tai yra 3x minus 7. Mes įsistatome vietoj y, x to šviesos sumažinkime, gerai. Ir pabandykime spręsti. Taigi, mes dabar vietoj y galim parašyti, kad tai yra 3x minus 7. Pažiūrėkime. Lygtis 2x plus 5 ir vietoj y rašome 3x minus 7. 3x minus 7 lygu minus 1. Nuostabu, mes vėlgi kartoju. Vietoj y įstatėme šitą išsireiškimą. Tai vietoj 5y parašome x minus 7. Ir sprendžiame. Taigi, 2x plus šiandien atskliaudžiame, plus 15x atskliaudžiam čianais, minus 35, ar ne? 5 kart minus 7, lygu minus 1. Nuostabu. Mes, aišku, pridėsime čianais 35, kad dingtų 35 minus. Gausime, čia sudėsime, gausime 17x yra lygu 30 minus 1 plus 35 ir gausime, kad 17x yra lygu 34. Labai lengva, viską daliname iš 2 ir gausime, kad iš 17 ir gausime, kad x yra lygu 2. Taigi, mes ką tik išsprendėme ir radome, kam yra lygus x. Mes radome mūsų pirmąjį nežinomąjį.
Fantastika. Reiškia, x yra lygu 2. Jeigu x yra lygu 2, mes galim surasti y. Tiesiog šitoj vietoj x įstatome 2. Ir turime, kad y yra lygu 3 kart 2, nes x yra 2, minus 7, y yra lygu minus 1, 6 minus 7. Nuostabu. Ir mes gauname mūsų antrą nežinomąjį y lygu minus 1. Na va, mes išsprendėme šitą lygtį keitimo būdu. Mes paėmėm, išsireiškim iš pradžių, kam yra lygus y per x, suradom y, suradom x, ir tada, žinodami x, jau galiom surasti, kam yra lygus y. Gerai, aš noriu dar porą pavyzdžių spręsti, truputį galbūt greičiau, įvairesnių, kad mes įgustume ir galbūt per pavyzdžius būtų aiškiau šiek tiek. Šita lygčių sistema yra gana paprasta, mums iš karto duoda y yra lygu x plus 1. Tai šiuo atveju mes iš karto įstatom vietoj y, galim x plus 1, tai mes iš karto, matote, pakeičiame. Mes pakeičiame mūsų y x plus 1 ir rašome 10x plus x plus 1 yra lygu 12. Nu, kaip mes įstatom vietoj y, įstatome šitą, kam jis yra lygus. Ir mes tada gausime 11 x lygu 12. Na čia, minus 1, minus 1, 11 x yra lygu 11 ir gausime, kad x yra lygu 1. Labai lengva. Ir kai x yra lygu 1, tai y yra lygu 1 plus 1 lygu 2. Tai gausime x lygu 1, o y yra lygu 2. Na va, kaip lengva. Tai iš esmės mes ieškome skaičiaus, kada galime arba x, arba y labai lengvai išsireikšti. Kam yra lygus 1x arba 1y, bet turėsime ir kitų variantų dar, ne tik su vienu. Tai va, kad galėtume lengviau išsireikšti. Tai va, dar porą pavyzdžių ir čia yra labai geras pavyzdys. Kaip tik pamatysite, kad mums yra nebūtina sumažinti iki 1x. Pavyzdžiui, mums nebūtina čia dalinti iš 2, nes mes matome, kad ir čia 2x, ir čia 2x. Jeigu mes galėsime išreikšti, kad 2x yra lygu 8 minus y, mes čia tiesiog išsireiškime, mes perkeliame y kitą pusę ir mes matome, kad jeigu 2x yra 8 minus y, čia yra 2x, tai mes iš karto paverčiam 2x paverčiam 8 minus y, ar ne, nes 2x tai yra tas pats, kas 8 minus y. Ir tą prašom plus 3y, nes tęsime šitą mūsų lygtį, lygu 4, viską įsisprendžiam, minus y plus 3y bus 2y, šiandien 8 metam į kitą pusę, bus lygu 4 minus 8, taigi 2y yra lygu minus 4, daliname iš 2, labai lengva, ir y bus lygu minus 2. Na va, žiūrėkite, mes taip lengvai galėjome šitą įsistatyti ir išspręsti. Va. Ir taip pat mes, aišku, norim surasti, kam yra lygus x, tai jeigu y yra minus 2, gerai, šitą galiu nusikelsiu žemiau. Jeigu y yra lygu minus 2, tai aš ir pakeisiu. Gerai. 2x lygu 8 minus 2, nuostabu, 2x yra lygu 10, daliname iš 2, x yra lygu 5. Paprastai kaip lygtį išsisprendžiame. Puiku, tai y yra lygu minus 2, o x yra lygu 5. Na, čia yra mūsų sprendimas, mūsų sprendiniai. Čia irgi mūsų sprendiniai, mes čia viską apsibraukti galim, kai gauname atsakymus, arba parašyti ATS. Nuostabu, mums kol kas puikiai sekasi, žiūrėkite, kaip daug įsprendėme. Kadangi laiko daug neturime, tai turime dar 3 uždavinius, pabandome jas greitai ir efektyviai įveikti. Gal nuo šito pradėkime, šitas yra įdomus, nes mes vėlgi galime y išsireikšti ir aš matau, kad niekur nesutampa, čia 2x, čia 7x, ar ne, čia minus y, čia minus 2y, ar ne? O, wow, netgi dar įdomiau daryti keitimo sistemą. Taigi, žiūrėkite, čia geras.
Jūs šiuo atveju galite arba, matom, kad y yra daug lengviau už x išreikšti, tai galim parašyti minus y yra lygu 5 minus 2x. Ne? Ir pirmas įprastas, suprantamas, logiškas žingsnis yra puiku viską padauginti iš minus 1, ar ne? Gausim, kad y yra lygu 2 minus 5 plus 2x, ar ne? Mes tiesiog apkeičiam visus ženklus ir tada įsistatome y ir sprendžiame. Kita vertus, jeigu norėtumėte, matysite, kad čia yra minus 2y ir čia yra minus y, tai nuostabu, mes tiesiog čia ir čia minusas išnyks, nes, tiesiog abu minusai ir mes pakeisim tą. Bet nedarom šito, grįžkime prie mūsų paprasto. Y lygu minus 5 plus 2x. Mes sprendžiam tiesiog, įsistatome 7x minus 2 ir turime minus 5 plus 2x yra lygu 19. Tai va, svarbu, kad čia suprastumėt, kas čia įvyko. Tai mes turime lygčių sistemą, dvi lygtis, puiku. Matom, ką lengviau išsireikšti. Reikšti yra lengviau y per x. Tai reiškia, rasti, kam yra lygus y x reikšmėmis. Y per x reikšmės įsireiškime. Taigi mūsų y yra išreikštas x. Tai va. Ir tada pakeičiam y x, ar ne? Ir statome vietoj y aš parašau šituos dalykus. Ar ne? Matote, jis čia dingsta ir pasilieka ta reikšmė. Ir mes jau sprendžiame. Gausime 7x minus 2 kart minus 5 bus plus 10, minus 2 kart x kart 2x bus minus 4x ir yra lygu 19. Nuostabu, tai mes šiandien atimam 10, mes perkeliam kitą pusę, liekam veiksmus, 7x minus 4x bus 3x, kitoje pusėje 19 minus 10, taigi 3x yra lygu 9, daliname iš 3, x yra lygu 3. Fantastika. Ir mes taip gaunam atsakymą, puiku, x lygu 3 ir galime įsistatyti. Jeigu x lygu 3, mes čia matome mūsų y ir išreiškime vietoj x įrašome trejetus. Taigi šiuo atveju sprendžiame, kad y yra lygu minus 5 plus 2 kart 3, nes x yra lygu 3 ir gausime, kad tiesiog y yra lygu minus 5 plus 6, y yra lygu 1. Na va, y yra lygu 1. Puikiai sprendžiame, pasižymime mūsų sprendinius ir manau, kadangi liko tik kelias minutės, tai spręskime galbūt, kurį čia smagesnį, lengvesnį, sunkesnį. Na, šitą padarykime. Taip, ką čia yra lengviau išsireikšti? Mes turime kelis variantus ir galvojame, kaip čia lengviau išsireikšti. Ką čia mes įsireikšti? Turime visur nelyginius vienam, kitur tai lyginius skaičius. Ir šiuo atveju aš ką daryčiau? Aš matau, kad, jeigu čia viskas yra lyginis, x yra mažiausias, tai aš galiu tiesiog šitą paimti ir išsireikšti. Aš paimsiu ir parašysiu. Taigi, 2x lygu 8 plus 6y, matote, aš noriu per x įsireikšti, perkeliu pusę, dalinu iš 2, x yra lygu 4 plus 3y. Nu va, man puikiai pavyko, čia aišku eilės tvarka nesvarbi, galim rašyti iš tikro 3y plus 4, kaip jums patogiau, kam sukeiskėtume sudėti, jokio skirtumo. Tai va, ir aš įsireiškiu, mačiau, kad jeigu viską galiu padalinti iš 2, jokių problemų, dalinu iš 2, fantastika. X lygu 3y plus 4. Ir šito vietoje aš jau įsistatau. Taigi turiu 3 ir vietoj x rašau 3y plus 4 plus 5y lygu 5. Nu va, koks staiga sudėtingas veiksmas atrodo, tikiuosi, kad aišku, kaip tai įvyksta. Aš tiesiog šitą x pakeičiu šitą reikšmę. Matote? Vietoj x parašau 3y plus 4. Ir tada jau sprendžiu, gausiu
9y plus 12 plus 5y lygu 5. Ir ką mes gausime? Mes gausime 14. O čionais atimam 12 lygu 5 minus 12, reiškia 14 lygu minus 7, daliname iš 14, gausime, kad y yra lygu minus 1/2, minus pusė. Jėga. Mes gauname y reikšmę ir tada jau sustatome čionais į mūsų šitą nuostabią lygtį, padarom čionais kopiją galbūt ir išspręskime šitą puikią, gana paprastą lygtį. Tai matome, kad jeigu y yra minus pusė, tai ir turėsime x lygu minus 3 kart minus pusė plus 4, reiškia x yra lygu minus 1,5 plus 4, x yra lygu 2,5. Sprendžiam tiesiog taip lygtį. Ir nuostabu, gausime mūsų atsakymą ir gausime, kad y yra minus pusė, o x yra lygu 2,5. Tai va, toks yra mūsų sprendimas šitos puikios lygčių sistemos. Na, super, manau, kad laikas jau išsenka, tai tą vidurinę galime išmesti, arba žinot ką, galite namų darbas. Šitą lygčių sistemą išspręskite ir atsakymus parašykite į komentarus. Gerai, parašykite komentarus, visi, kas pakomentuos, aš palavinsiu ir pasakysiu šaunuolis, šaunuoliai. Duosiu gražų komentarą, pasakysiu komplimentą, kaip jūs gerai mokotės. Tai va, ir visiems pasitengti duoti unikalius dar komplimentus, gerai kažką unikalus parašysiu. Tai va, jeigu norite gauti grįžtamojo ryšio ir pasidžiaugimo, kai esate geri mokiniai, tai spręskite mūsų, pakartosiu, šitą lygtį, šį lygčių sistemą. Tai va, ačiū visiems ir taip pat dalinuosi kitom rekomendacijom, kuriuos video pažiūrėti apie lygtis arba kitas temas aktualias jūsų klasių moksleiviams. Tai va, ačiū visiems, būkite laimingi, džiaukitės gyvenimu ir labos nakties.